Labą dieną, mano vardas Tomas Lognavičius ir šiandien aš noriu kalbėti apie demokratinio ugdymo metodus. Kodėl tai yra svarbu? Todėl, kad pati politinė situacija mums rodo, kad demokratija turi būti apginta ir labai svarbu, kad mūsų jaunoji karta išmoktų demokratijos tam tikrų taisyklių, žaidimo, sužinotų, kaip galima būti savarankiškais, kritiškai mąstyti, įvertinti demokratinės vertybės, o svarbiausia visą tai realizuoti bendruomenėje vienoje arba kitoje ir žinoma atsakomybė už tai, kas vyksta jų šalyje. Tai dabar keletą tiesiog metodų, kurie mano manimu gal tiesiog būtų vieni iš tokių pagrindinių. Tai pirmas tai yra diskusijos ir forumai. Tai mokiniams suteikiamos galimybės išreikšti savo nuomonę, diskutuoti ir priimti bendrus vienus arba kitus sprendimus. Toliau, projektinis darbas, žinoma, irgi labai svarbus yra, tai mokiniams leidžiama rinktis tam tikrą temą, kurią norėtų planuoti savo veiklą, pristatyti rezultatus. Ir žinoma, čia skatinama ir atsakomybė, ir kūryba. Ir žinoma, mokymasis bendruomenėje. Ugdymas remiasi bendruomenės vertybėmis, mokiniai traukiami sprendimų prieimimus klasėje, mokykloje ir visur kitur. Metodų yra iš tikrųjų daugybė. Jeigu kažkas tai norėtume daugiau sužinoti apie tai, galite skambinti, galite pakviesti, paskaityti paskaitą arba seminarą, nu ir apie tai galėsime pakalbėti kitoje aplinkoje ir su, mano manimu, didesniais rezultatais. Sėkmės jums!